Vilniaus Kibirkšties Tichės iki moterų komanda kalėdinėse rungtynėse 87-78 palaužė į žinomų veidų sudarytą ekipą Kažkur matyti. Moterų krepšinio klubas norėjo padaryti mažą kalėdų šventę ir atsidėkoti savo gerbėjams už palaikymą. Rungtynių tikslas buvo padėti sunkiau gyvenantiems vaikams įgyvendinti savo svajonę – pradėti lankyti krepšinį. Renginio metu buvo galima aukoti pinigus, dalyvauti specialiuose aukcionuose ir taip prisidėti prie vaikų gerovės. Tikslas įgyvendintas sėkmingai, daugiau nei 1000 litvijų artimiausių metų pasieks tuos, kuriems tų pinigų labiausiai reikia. Iš principo, ši šventė turi gal kelias prasmes. Visų pirma, mes iš tikrųjų norėjom, kad merginom yra labai sudėtingas ir įtemptas sezonas. Varžybos, gena varžybas ir norėjosi, kad merginos turėtų galimybę šiek tiek atsipalaiduoti. Nes netrukus jos išsiskirstys, legionierės išvažiuos į namus, minėti ir švęsti kalėdų su savo šeima. Tai žodžiu, mums čia yra galimybė kartu šiek tiek atsipalaiduoti dar šiais metais prieš kalėdas. Antra priežastis, dėl ko mes organizavom šitą šventę, tai buvo tai, kad tai yra gera proga linksmai, nuotaikingai padėkoti mūsų sirgaliams žiūrovams, kurie ateina kiekvienas Kibirkšties rungtynes. Ir be jokios abejonės trečias momentas, kuris mano manimu vienas svarbiausių, tai yra tai, kad šitos rungtynės, šita šventė gali prisidėti prie to, kad mes padarysime kartu su komanda, su vyrais, šaumenais, prisidėsime prie to, kad kažką mes padarysime gerą darbą. Tai labai džiaugiuosi, kad, sakykime, tikrai ir vaikinai atsiliepė į mūsų prašymą ir tikrai mes surinkome tam tikrą pinigų sumą, kurią mes skirsime mergaitėm, kurios nori, bet negali sportuoti. Visuose sportuose, ne tik krepšinį, visur, kur mes galim prisiliesti, mes privalom tai daryti. Tai labai ačiū organizatoriam, labai ačiū merginų komandai, labai ačiū mano komandai, kuri pasikvietė mane pažaisti. Va, super. Aišku, kad reikalingos. Manau, kad, nežinau, gal vyram netiek daug naudos, bet šiaip, manau, žiūrovams linksma, mum irgi visai smagu, tai prieš šventes taip pat tas, man atrodo, tokios rungtynės. Tokia šventė iš tikrųjų labai gražis ir padėti vaikams, kurie negali leisti. Jo tėveliai negali leisti jiems lankyti krepšinio mokyklą, aš manau, tai neabejotinai gera šventė. Plius su gera nuotaika, gera energija yra rengiami aukcionai, aukojami pinigai. Vienareikšmiškai tik teigiamas tokia šventė, čia be kalbų. Dauguma sako, jog tų akcijų yra per daug Lietuvoje, bet aš esu visiškai priešingos nuomonės. Kuo daugiau mes skirsime dėmesio tiems žmonėms, kuriems prieš kalėdas nebūna taip linksma, kaip dabar yra šį vakarą. Aš galvoju, kad kiekvienas socialiai bent kažkiek atsakingas žmogus prisidėjęs prie tokių akcijų sutiks savo šventės su savo artimaisiais kur kas džiugiau, kur kas ramiau ir jausis padaręs gerą darbą. Kibirkšties Tichės iki moterų krepšinio komandai iššūkį metė buvęs Robinzonas BTV realybės dramos Lietuvos princesė vedėjas Rimas Valeikis, Seimo narys Žilvinas Šiaugalis, buvęs Klaipėdos Neptūno, Kėdainių Nevėžio ir Vilniaus Sakalų krepšininkas Žydrūnas Stankus. Realybės šou nugalėtojas buvęs ZIP FM didžėjus ir televizijos laidų vedėjas Henrikas Šimkus, TV3 sporto žinių vedėjas ir komentatorius Mindaugas Rainys, sporto žurnalistas Gediminas Žgelis, aukščiausias Lietuvos aktorius Aurimas Maldūnas, GNG sindikato grupės narys Gabrielius Liaudanskas Varas, krepšininkas Augustinas Vitas, ZIP FM laidų vedėjas Mantas Tonkus, mėgėjų krepšinio rekordininkas ir pasaulio čempionas Gaudentas Puškorius, sporto žurnalistas Julius Bliučius, M1 didžėjus Gedas Saračka ir kiti. Rungtynėse netruko pokštų ir smagių akimirkų, šiuo susitikimu liko patenkintos abi komandos. Todėl vyrai neturi Kibirkšties. Kibirkštis žaidžia su Kibirkštim, vyrai žaidžia be Kibirkšties. Vienas mūsų vyras žaidžia per mažas glaudės jo, tai jam labai sudėtinga žaisti. Nu, kaip sako, ten blogam šokėjai kažkas maišo, tai mums kamuolys per mažas. Tokių varžybų tai ne, šiaip vasarą kartais tenka pažaisti su vyru kokiam nors komandom, taip draugiškai, bet taip smagiai tai retai. Prieš tiek daug merginų vienu metu, iš tikrųjų tai pirmą kartą gyvenime, bet šiaip su moterimis yra tekę žaisti, kada viena, dvi moteris, tačiau tiek daug nuostabių moterių vienu metu dar netekę yra. I enjoyed it. I think it was a great event for all the spectators and also to raise some money for the family that we're supporting. I think it was a great turnout. I had fun and I think all the team had fun. Žymiai sunkiau, taip. Nauja patirtis. Ir, sunkiau yra žaisti. Nežinai, ko iš merginų.
Be jokios abejonės pergalė visuomet yra pergalė ir bet kuriuo atveju, nesvarbu koks priešininkas, mūsų komandos yra, sakykime, tokia filosofija, mes visuomet kovojame dėl pergalės ir kur be išeitume ir kada be išeitume, mes siekime tik pergalės. Ir labai smagu, kad tos linksmos, draugiškos rungtynės nubaigėsi mūsų merginų pergalė. Šitos rungtynės, kai žaidži su merginom, visada yra kur kas malodesnės negu su vyrais. Švelnesnės, elegantiškesnės, tik kamuolys lengvesnis, tai sunku pataikyti, bet šiaip labai smagu. Aišku sunku, jos labai gerai žaidžia. Jos visos žaidžia geriau negu aš. Tai va, bet labai įdomu, labai smagu. Per pertrauką žiūrovai laimėjo daugybę kibirkšties tikės iki rėmėjų prizų. Renginio žiūrovai galėjo pargauti kibirkšties tikės iki merginų keptų sausainių, o po rungtynių su abiem komandom suvalgyti didelį tortą. Po mačo iškart pasigirdo kalbų, kad renginį reikėtų padaryti tradiciniu, todėl galima tikėtis, kad panašios krepšinio rungtynės įvyks ir po metų.